turėjom su Aiste kartu, vat, su antrankiais mes turėjome būti suimti ir atvezinti, tai vat, užvakar mes turėjome būti teisme. Sveiki, gerbimieji TV eterio žiūrovai. Kaip matom, viešojoje erdvėje pykstasi du vyrai mūrai ąžuolai ir pilnai nelabai suprasi, kaip. Yra toksai, turbūt visi jau puikiai žinote, Linas Jurgutis ir Vaidas Lekstutis. Kaip Vaidas, kad kalba, tai žmonės privalo žinoti viską, todėl aš čia viską rodau, todėl viską kalbu. Šiuo atveju apie Liną. Linas pasikreipė į mus ir nori atskleisti ne vien iš Lekstučio pusės, ką jisai kalba, bet pasakyti ir iš savo pusės, duoti atsaką, kad žmonės galėtų suprasti, susivokti ir turėti bendrą informaciją, kas vyksta iš tikrųjų ir ne vien vienos pusės informaciją turėti. Taigi, sveiki, Linai. Sveikas, Donatai. Džiugu tave matyti ir vėl. Malonu, malonu. Žiūrėkit, norėjau paklausti, kaip čia dabar yra, kas įvyko, nuo ko prasidėjo. Na, jūsų pažintis, nuo ko prasidėjo jūsų pažintis su Vaidu Lekstučiu? Oho, tai čia jau apriepia kelių metų, matyt, 5-6 metų istorija, o kaip aš apie jį sužinojau, tai tiesiog kažkas tai parašė man, kad tai žiūrėk, yra tokia grupė Būkime vieningi, Facebook'e ar internete, jie rašo apie tave. Ir rašo ne iš gražiosios pusės, na, iš tokios kaip ir pasityčioti ir taip toliau. Nu, ir aš galvoju, įlysiu ir pasižiūrėti. Čia prieš pažintį. Jo, čia prieš pažintį, jo, buvo tokia pažintis. Na, o aš, nežinau, žmonės žino, nežino, nu, esu toksai kaip ir visuomenininkas. Gana aktyvus, galbūt aštriai, o galbūt ir per aštriai pasisakantis, vieniem patinkantis, kitiem ne, ir gyvenantis užsienyje, kas labai kelia daug nesusipratimo žmonių tarpe, kodėl dabar emigrantas, o rūpinasi Lietuvos reikalais ir taip toliau. Na, bet aš va toksai esu. Taigi štai, ponas Lekstutis, na ir užkabino mane tokiais dalykais ir pradėjo, ir svarbiausia, jeigu jisai liestų mane, tai viskas čia aišku, bet jisai akcentavo savo pasityčiojimą būtent į nekaltą moterį, negalinčią apsiginti moterį, tai Aistę Eivaitę. Ir va čia suprantate, man taip pat iškilo klausimas, toksai, va toks didžiavyris, kaip save pristato opozicionierius, jisai ima tyčiotis iš tokių pačių opozicionierių, bet muša per silpniausią grandį, per moterį. Ir va šitą vietą man iškyla klausimas, ar ta opozicija iš tikrųjų yra opozicija, ar aš kažko tai čia nesuprantu. Bet sakykit, iš pradžių tai jūs sutarėt ir jis į svečius buvo atvažiavęs ir mačiau video, kalbėjo apie tai, kad pas jūs, kaip ir dabar matosi, Lietuvos vėliava kabo ir visa kita, ir pas vaikus kambarį patriotiškai, ir jis labai gražiai atsiliepė. Ta prasme, kas atsitiko, kaip čia viskas apsivertė aukštinkojom, kad palikai nebe toks patriotiškas, nebe toks geras, o palikai ir apie tave šį kartą mažiau kalbėsim. Kalbėsim daugiau apie žmoną, nes kadangi vyksta teismai, kaip žinom, tai kad nepakenkti teismam ir taip toliau, tai mes apeisim būtent jūs, bet esmė, kad užkliuvo ir žmona, tai kodėl, kas nutiko? Tai va, žinokit, aš paaiškinti šito negaliu. Tiesiog, jo, reikia sakyti tą klausimą, kaip jis atsidūrė pas mane namuose Švedijoje. Tai po šito pirmo incidento, kurį aš papasakojau, na, jisai tiesiog viešai manęs atsiprašė. Tai aš kaip garbingas žmogus, suprantantis, kas yra garbė, suprantantis, ką reiškia kitai pusiai, koks turi būti stiprus žmogus, kad viešai pripažinti savo klaidą ir atsiprašyti, aš tai vertinau kaip stipraus ir garbingo žmogaus poelgį,
kuo vėliau įsitikinau, kad tai buvo tiesiog šlykštus melas, bandymas įtikti man, na ir paskui apjuodinti taip, kaip jisai dabar ir padarė. Tai tiek galiu aš paaiškinti. Kito paaiškinimo aš iš tikrųjų, na ir neturiu. Tiesiog galiu spėlioti. Galiu spėlioti, kad žiūrint į jo veiklą, tai čia ne pirmas aš toksai esu. Jisai visiems opozicijos veikėjam, mūsų mažos opozicijos veikėjam iš pradžių įtinka, iš pradžių jį išaukština, bet galų gale apipila srutomis, apdergia, apšmeižia ir tai palieka. Ir taip nėra nei vieno opozicionieriaus, kurio Lietuvoje jisai nebūtų apšmeižęs ir apdergęs. Tai aš manau, tai buvo neišimtis. Tiesiog tai asmuo, kuris gerai apsimetęs, bet iš tikrųjų tarnauja, na, Landsbergių šaikai. Aš kitaip pavadinti to negaliu, nes jeigu mes kalbame apie opoziciją, tai opozicija turi telktis į vieną krūvą su visais savo minusais ir su minusais, o ne dergti vieną kitą. Ir svarbiausia, kad žmogus, negalėdamas įkasti man, užpuolė niekuo dėtą moterį, Aistę Eivaitę, visaip ją dergė, grasino, kad Aistė Eivaitė gresia ilgi metai už grotų, kad netrukus policija atvažiuos, suims Aistę, išveš į kalėjimą, uždarys ilgiem metam. Už ką ją turėtų išvežti? Tai vat aš nežinau už ką, neva jinai kartu su manim darė kažkokius tai nusikaltimus, plėšė žmonės, apgaudinėjo žmonės. Na, iš jo žodžių, tai mes galime patikrinti faktais, kuriuos aš čia turiu, sekantį kartą galėsiu parodyti. Tai jisai teigia tai, kad Aistė Eivaitė daro plėšę Lietuvos žmonės. Jo, ir tai paneigiančius dokumentus, kaip jūs minėjot prieš laidą ir susisiekdamas su manim, turite, kad visa tai, ką jisai kalbėjo apie jūsų žmoną, visa tai yra melas ir šmeižtas ir turite tai įrodančius dokumentus. Ar galima bent... Tai be abejo, tai yra Klaipėdos apygardos prokuratūros apylinkės, žodžiu, dokumentas, kurio net šiandien įgarsinti nereikia, nes vakar buvo teismas, užvakar, taip, Klaipėdos apylinkės teismas, į kurį Aistė Eivaitė atvežinta taip ir nebuvo. Sveiki visi, esu Aistė Eivaitė ir nesu už grotų, kaip teigia Vaidas Lekstutis su didžiavyru Kelertu. Tai va štai jum įrodymas yra tai, kad va šitie du žmonės tiesiog akivaizdžiai melavo ir šmeižė nekaltą moterį. O sakykit, čia Kelertas, nu aš jo nei žinau per daug, nei stebiu, čia jis irgi kažkokias tai laidas daro, kažkaip, kokiu būdu jisai jūs šmeižia? Tai tokiu pačiu, tai Vygantas Kelertas, tai yra tiesiog Vaido Lekstučio satelitas, kūrinys, kur atkartoja tiesiog Lekstučio leksiką, bendrai susitarę daro vieną darbą. Žiūrėkite, galite pastebėti, kad bendras jų apkalbų objektai tai yra užsienio politika. Jie kalba apie rimtus žmonės, apie rimtus įvykius ir apie Lietuvą jie kažkaip nenusileidžia. Bet jeigu tik tai atsiranda kažkoks tai visuomeninis veikėjas Lietuvoje, kuris bando oponuoti esamai valdžiai, vat štai jų dėmesys staiga ir nukrypsta būtent į tą žmogų. Iš pradžių apie tą žmogų kalba labai gerai, kaip Vaitkų galima paimti į pavyzdį, bet laikui bėgant kažkurio tai momentu pradeda jį demonizuoti ir tiesiog suėda, sako, taip pat blogiausias žmogus, koksai tik tai galėjo būti. Na, Vaitkus toks ir paliko. Taip sakykit. Na, Vaitkus toks ir taip pat tapo apkalbėtas ir pats blogiausias turbūt koks bėra žemėje politikas, bent jau Lietuvoje, tai tikrai negražiai elgiasi.
Tai norėčiau jūsų žmonos paklausti, sakykit, kaip jūs pasijautėte pamačius tokius šmeižiančio tipo vaizdo įrašus, kur, na tikrai, jūs nie prie ko, bet esat įvardyjama kaip būsima kalinė? Geras klausimas, kaip aš galiu pasijausti? Greičiausiai tai buvo blogai, pergyveno moteriškė. Tai matote, kaip ir aš galbūt atsakysiu, nes ir taip jaudinasi. Labiausiai tai skaudino vaikus, matote. Kokio amžiaus vaikai? Kokio amžiaus vaikai? Na, ta prasme, jau pilnai supranta, kas vyksta ir... 11 ir 13 metų. Bet tai turint omeny, kad tai prasidėjo jau anksčiau, jau anksčiau, kada jie buvo dar mažesni, tai žinote, kaip vaikui priimti tą dalyką, kada jisai skaito arba girdi, kad va štai jų mama tuo jau bus uždaryta į kalėjimą, štai jų tėtis taip pat bus uždarytas į kalėjimą. Ir tą sakantis žmogus, šiuo atveju Lekstutis, jisai žino, kad kalba netiesą. Jisai žino, kad kalba netiesą, nes prieš Aistę niekada nebuvo iškelta jokių, ta prasme, jinai nebuvo nieko kaltinama. Aplamai, tai yra absurdas. Jeigu kažkokie tai įtarimai buvo teikti, tai buvo man. O Aistė prie ko? Prie ko nekalta moteris? Vaikų mama. Ir jisai taip puikiai žinojo, kad jis ją šmeižia, o vaikai tai mato. Jūs įsivaizduojate, kokią traumą tai padarė vaikams? Na, aš įsivaizduoju, jeigu... šitą situaciją bandau įsivaizduoti ir taip pat turiu vaikų ir jau kai kurie ir suaugę, kai kurie jau virš paauglystės, tai jau tokie vien išgirdę tokias kalbas patirtų psichologinę traumą. Tikrai, kaip atrodytų, kai vaikas ateina kažkur tai pamatęs kažkokį tai video, kažkokio tai personažo, ir ateina ir klausia, mama, tu sėsi į kalėjimą, ką tu padarei, tai, aš įsivaizduoju, kad vaikas būtų sutraumuotas. Ar jūs bandėt kalbėti su savo vaikais, kaip jie jautėsi, kai sužinojo, išgirdo tokius pletkus, ar kaip čia juos pavadinti? Iš pradžių buvo... Čia negalima, žinokit, atsakyti, o taip paimti ir atsakyti vienareikšmiškai. Galbūt aš paskaitysiu, pacituosiu dokumentus, skrinčiotą, kaip čia vadinama, iš būkime vieningi.lt, kurie administruoja būtent Vaidas Lekstutis Žemaitis. Ir štai, kas juose rašoma. Aš perskaitysiu. Įrašėme Lino Facebooko vaizdo įrašą ir išsiuntėme Švedijos vaikų apsaugos tarnybos. Šitokie žmonės negali taip elgtis savo vaikų akivaizdoje, tai yra amoralu. Sakant, taip, aš pranešiau vaikų teisėms, bet jos dar nebuvo atvykusios pas Liną. Linas meluoja. Tos teisės atvyko vėliau. Matote, iki ko buvo daeita Vaido Lekstučio mano šeimos šmeižimo šitoje visoje istorijoje. Čia pasakyta, kad vaikai mato, ko negali matyti, tai čia ką jie mato? Ką čia norėtų pasakyti? Man kai kurios dalykus man sunku paaiškinti. Lekstutis buvo sukūręs feikinį video, kuriame matėsi alkoholio butelis pastatytas kažkur tai. Tai ir tas dalykas paskatino apšmeižti, kad pas mumi yra girtaujama, kad pas mumi ten yra mušamasi, žodžiu, tokiais dalykais. Atvažiavo pas mumi, žinote, Švedijoje labai griežtai taip pat reaguoja į tokio pobūdžio pranešimus ir policija atvažiavo gana greitai į šitą skundą. Tačiau pamatę tai, kad niekas nepasitvirtino iš viso šito pranešimo, jie atsiprašė ir išvažiavo. Bet štai toks dalykas buvo ir tai nebuvo vienetinis atvejis. Žodžiu, melagingas iškvietimas taip išeitų.
išeitų taip, bet kadangi jisai buvo iš užsienio, tai jie atvažiavo patikrinti, na ir be abejo šmeižikų nuteisti negali, aš klausiau apie tai, nu tai sako, čia jo atsakomybės niekas už tai neturės, bet jie nereaguoti negalėjo. Savaime, aišku, tarnybos savo darbą turi dirbti ir tai yra normalu, tik man iš šono klausantis truputėlį nenormalu, kaip tai jeigu vaikai pamatytų, nu, yra gimtadieniai, šventės, visa kita, tai kur tos vaikus reikia į sklepą uždaryti, kad jie nieko nematytų, nematytų butelio ir jeigu pamatys, tarkim, vaikas butelį ant stalo, reiškia, čia jau yra didelė problema, tai čia turėtų pusė, ne tik Lietuvos, čia pusė pasaulio vaikų būti atimtų ir nežinau, kur patalpintų, kad jie nepamatytų. Tai tų butelių nuėjęs į parduotuvę gali prisižiūrėti, kiek nori. Na, dabar jau pas mus bent jau Lietuvoje tabaką bent jau uždarė, jo nebesimato parduotuvėje atvirai, bet esmė yra ta, nu, tai kaip reikia elgtis tada su vaikais, jeigu yra švenčiama kažkas tai, tarkim, gimtadienis, tai valgyti tik tai galima, ar kaip čia? Matote, tai ką jūs čia dabar pasakėte, tai visiems viskas aišku, kad jokio čia nusižengimo nebuvo. Tačiau ta forma, kurią tu pateiki, čia yra esmė, kad tu be teismo esi jau nuteisimas. Žiūrėkite, Aistė Eivaitė, pijokė, jie pijokai, jie blogi. O žinote, esmė yra kame? Kaip ir sakosi, kad propaganda iš žmonių kvailiais nedaro. Propaganda ir yra skirta kvailiam. Tai šmeižtas viešoje erdvėje taip pat iš žmonių kvailių nedaro. Tas šmeižtas yra skirtas būtent kvailam žmogui. Nu, aš taip įsivaizduoju, tai daugumai. Ir va čia yra liūdnas reikalas iš tikrųjų, kada tu pamatai, kad vis tik tai tas melas, jisai toli nueina. Jisai toli nueina. Matot, Linai, iš tikrųjų, būtent kažkada labai norėjo Vaidas su manim bendrauti. Ir gerai, kad aš turbūt jau dabar ką girdžiu iš jūsų, gerai, kad aš taip ir tik vieną susitikimą su juo turėjau gyvą ir tokį realų, kur dviese pasikalbėtumėm, tai džiaugiuosi, kad daugiau tokių susitikimų nebuvo ir na, nenoriu aš apie save daug, bet yra ir mane, ir kitus opozicionierius apkalbėjęs ir tikrai visiškai nelogiškais dalykais, faktiškai 99,9% melas, bent jau iš mano pusės, ką apie mane buvo kalbėta. Bet kame esmė, aš pavyzdžiui su juo, apie jį kažką kalbėti, ar kažką bendro su juo, aš net jo video nebežiūrėjau, nu nieko absoliučiai, nes, nu, ta prasme, aš matau, kad kai aš išgirdau, ką kalba, tarkim, apie mane ir kad tai nėra tiesos, tai iš kur, kodėl aš turiu žiūrėti tos video ir tikėti, kad apie kitą bus kažkur kažkas tiesa pasakyta. Nu, visur pradedi abejoti, kai matai, kad žmogus meluoja. Ir tikrai nebūčiau daręs net šito video, bet kai Linai pasikreipė į mane, aš prisiminiau jo pasakytų žodžius, kad, na, turi žmonės žinoti tiesą. Tai aš galvoju, gerai, jeigu žmonės turi žinoti tiesą, tai kodėl tik vieną tiesą? Paims TV eteris ir parodys iš kitos pusės, o žmonės jau patys tegul atsirenka, kur tiesa, kur melas. Tai va, ir esminiai dalykai yra tokie, kad norisi viešinti tai, ką turi žmonės žinoti. Tai tam ir yra ir tas TV eteris, ir jūs labai taikliai pasikreipėt. Ir dabar žmonės žinos, kas yra kas ir kas yra kitoj ekrano pusėje, kurios jis nerodo. Aš galėčiau irgi čia būti pasodinęs, pasikvietęs ten, tarkim, Vaidą, bet, na, prasmės nematau, nes jis iš savo pusės viską išsakęs. Jau ten tų video prikurta ir ištrinta ir pertrinta ir vėl kurta begalės, tai žmonės turi savo nuomonę iš anos pusės, tai dabar labai gerai, kad iš jūsų pusės žmonės galės sužinoti, kaip yra iš tiesų ir kokia situacija kitoj medalio pusėje. Tai sakykit, vat,
ką dar norėtumėt pridėti, apie ką, ar dar tą laiškelį gal ne iki galo perskaitėt, tą dokumentą vadinamą? Oi, čia galima skaityti, žinote, ir skaityti, tiesiog, kartais ir liežuvis neapsiverčia iš tos pusės, bet galima, paskaityti tiesiog. Na, truputėlį apšvieskim. Žmogus daro gėdą lietuvių bendruomeniai. Kokie užaugs vaikai, kai tėvas jų akivaizdoje vartoja alkoholį, filmuoja girtą motiną ir viešina ir internete. Negana to, jis pats būdamas padugne vaidina auką. Na, ta prasme, jis teigia tai, kad aš filmuodavau savo girtą žmoną Aistę, kažkokiuose tai pozose, nežinau, ir viešindavau tai internete. Aistė, va, jūs esat šalia ir pateikit arba paneikit, ar buvo taip, ar čia vėlgi eiliniai Vaidoto pamąstymai ir pletkai? Tai čia yra eiliniai Vaido pamąstymai ir pletkai. Niekada nebuvau filmuojama girta. Nežinau, net ką atsakyti į Vaido tokį. Nežinau. Kaip matosi iš jūsų veido, jūs jaudinatės ir toks nervinį įtampą matosi, kalbant apie tai, kas yra kalbama apie jūs. Tai yra ganėtinai normalu. Ir ką jūs galėtumėt kaip moteris pasakyti tokiam vyrui, kuris ima ir daro tokias viešas laidas su, kaip jūs dabar minit, konkrečiai melu? Ar tai vyras pirmoje eilėje norėtų paklausti? Garbingas vyras niekada taip, čia apie Vaidą. Apie Vaidą. Garbingas vyras niekada tokių dalykų nerašinėtų apie moterį. Jeigu tu susipykai su vienu žmogum, tai tu niekada nekišk jo šeimos. Net žinoma. Na, daugiau apie Vaidą aš nebeturiu ką pasakyti. Na, apie jį tikrai aš iš vis nelabai ir noriu kalbėti. Jau pasakiau, kodėl ši laida vis dėlto išeis į eterį. Tai čia yra tie trupiniai, kurie yra tikrai svarbu žinoti žmonėm abi pusės. Tai ką dar norėtumėt, Linas, galbūt pridėti prie... Norėčiau galbūt tiesiog taip pradėti žmonėm palinkėti, pradėkite vieną kartą nustoti klausyti tai, kas jums sakoma. O jeigu jau išgirdote kažkokią tai informaciją, patikrinkite ją. Nes kaip lengva yra manipuliuoti žiniasklaidą. Žmonės pripratę tikėti teliku ir telikas amžinai meluoja. Bet niekada žmonės nepaima ir nepatikrina tos informacijos, ką mato per teliką. Tai, ką pasako jų mylimi blogeriai ar taip toliau. Čia šita laida neturėjo būti apie Lekstutį. Čia iš tikrųjų galbūt aš taip norėčiau įvardinti, kad tai yra apie melą skirtą jūsų ausim. O kad įsitikinti tai, kad aš nemeluoju ir kalbu tiesą, pabandykite surasti dabar tas ankstesnės laideles, kurias Lekstutis kūrė ir šmeižė Aistę. Jūs internete šito nerasite. Jis viską yra panaikinęs. Tačiau vieną momentą suklydo. Aš kiekvieną jo laidą esu persifilmavęs ir įsisaugojęs kompiuteryje ir plėšiukuose. Taip, kad jam nuo šitos baudžiamosios atsakomybės išsisukti neišeis, jo laukia teismas. O jums, žmonės, noriu palinkėti, pradėkite išmokti atskirti melą nuo tiesos, nes tai yra jūsų gerovės arba pražūties garantas. Tai sakykit, kada pagal Vaidą jūs busit atvesdinti į teismą Lietuvoje? Tai jau turėjom. Tai jau turėjom su Aiste kartu, su antrankiais mes turėjome būti suimti ir atvesdinti, tai užvakar mes turėjome būti teisme. O kaip išaiškėjo, kad į tą teismą Aistės niekas net ir neketino atvesti, prieš ją nėra, Lietuvos teisėsauga neturi jai jokių pretenzijų, bet iš kur Vaidas ištraukė šitą dalyką, kas jam suteikė tokią informaciją. Čia įdomu. Ar jį kažkas tai suklaidino, ar vis tik tai jisai ras savyje garbės ir prisipažins, kad šmeižė
šeimą ir nekaltą moterį, kuri pati apsiginti negali. Na, matot, turbūt gerai informuotas geriau už jūs pačius ir turi labai patikimus informatorius. Šitą vietą galima pridurti, kad iš teismo jį tikrai informuoja, nes jisai kartais pasako tokių detalių, kurias gali žinoti, sakysime, tik tai 3 asmenys, tai aš, teisėjas ir prokuroras. Įdomu. Tai va čia labai įdomu. Labai įdomu. Na, vėliau aš pakalbėsiu apie tai. Supratau, ačiū Jums labai, kad sakote tiesą, ačiū labai, kad kreipėtės ir duokim žmonėms žinoti tai, ką privalo žmonės žinoti iš abiejų pusių, ne iš vienos. Tai... Žinojimas tai yra jėga. Taip. Geros Jums dienos. Ačiū, Donatai. Iki. Iki.